Reik prisipažinti, kad apleidau vieną dalyką, ką seniau darydavau. Tai yra imdavau interviu iš savo klientų, tai yra pardavėjų, kurie pas mane yra pirkę, kartais įrašydavau kažką tai iš pirkėjų, bet šiandien pasitaikė tokia proga, turiu tokį tarpelį ir esu sutaręs susitikti su savo viena, manau, iš pozityviausių tiek pardavėjų, tiek pirkėjų. Nes jinai pas mane yra ir pardavus, tiek pas mane yra ir pirkus. Tai esam šiandien susitarę susitikti, pašnekėti. Ir plano jokio neturiu, jokio teksto pasiruošęs neturiu, tiesiog ekspromtu, ramiai, kadangi dar yra šiek tiek to laiko, tiesiog susitiksim, pašnekėsim ir žiūrėsim, ką čia išsivystys tas pokalbis. Bet šiaip iš tikrųjų džiaugiuosi savo tiek pardavėjais, tiek pirkėjais. Aišku, visokių tų žmonių būna, ir bambeklių, ir linksmų, kaip šiuo atveju Lina. Visokių mūsų yra, visokių mūsų reikia. Tai tiesiog yra noras pašnekinti žmogų, kurio pardaviau ne vieną jau objektą. Ir tas turtas, kurį jinai yra nupirkus, jame irgi gyvena turbūt jau metai daugiau laiko. Tai jau bus ir įsikūrus ir visa kita. Tai bandysim šnekėtis, kas čia kaip vyksta ir kas čia kaip apskritai sekasi. Kaip ir dariau pristatymą, esu šiuo metu pas vieną pozityviausių turbūt savo pirkėjų pardavėjų. Tadam, Lina. Tadam, štai jinai. Tai va, dabar galvoju, prieš kiek laiko mes susipažinom? Aš galvoju, turbūt 20-ais. Galėtų būti. Taip, nes aš atvažiavau jau su savo mašinu, aš teisės įsilaikiau 20-ais. Ne, aš galvoju, aš neku apie tada, kai pardavinėjom tavo tėvų būtą. Galėjo būti 20, bet tai čia per karantiną? Tai ne, po to, jau buvo. Tai dabar galvoju taip, pardavėm, tai tu sakyk, aš tada pirštus lenkiu, pardavėm tėvų būtą. Tada. Tai aš ten tik tai kontaktavau. Mes kontaktavom. Taip. Valdėjai situaciją. Gerai. Taip, toliau. Tada mūsų vienas namas. Tada nupirkai nesąmonę. Nesakyk taip. Gerai. Nupirkai nesąmonę, susiremontavai. Taip. Tada išsikraustei. Nusipirkau kitą nesąmonę. Ne, ta prasme, tai mes apie Ilgyžių šnekam. Ta prasme, nusipirkai tenai, susiremontavai, tada tą būtą pardavėm, tada pirkom namą, tose pačiose, bet irgi nesąmonė, nes visi sakė tvartas. Taip. Tada tą susiremontavau. Tada nusipirkai iš vis tvartą su įkritusiu stogu. Taip. Tada tą tvartą susiremontavai, viską pasidarėjai, tada iš to tvarto išsikraustei, tada paskambinai man, tada pardavėm tą namą ir tada nusipirkai šitą. Jo. Šitas bet čia irgi kontaktavai, čia jau pusiau ketvirtas objektas gaunasi. Tai čia bendras. Tai jau čia šiuo atveju čia buvo nupirktas, jau čia pagalba nupirka. Taip, bet vis tiek. Tai va, tai tavo Plinkaigalio kaimo namuko video, iš tikrųjų pagal mano peržiūras, žiūrėjau, dar kol kas niekas, tiksliau objektai neaplenkė. Pagal žiūrimumą, nes dar vis tiek žiūrima. Nes paskutinį kartą, kai žiūrėjau, tai buvo jau perlipę 170 000 peržiūrų ir vis dar toliau sukasi sėkmingai. Tai va, ir su tuo Plinkaigaliu aš dabar galvoju, palauk, su Ilgyžiais mums iš karto ten, nupirko, ir viskas. O su Plinkaigaliu įdomu buvo tas, kad atsirado super krūtas pirkėjas,
kuris paskutinę dieną dingo. Kuris įdavė avansą, kuris labai stramūžino pardavėją ir turbūt 2 dienas prieš notarą, dar buvo atliekęs, kad tau sakė greičiau išsikraustyt. Ir po šiai dienai jau praėjo kiek laiko čia gyveni? Beveik 2 metai. Tai nuo to laiko sekundės banko dešinioji ranka, žodžiu, kaip dingo, taip dingo. Tai ir atėjai čia. Taip. Čia atėjai, langų nebuvo, remonto nebuvo, nieko nebuvo. Kaip ir visur. Bet mintis ir idėja buvo. Aš sakiau, kad aš visur matau perspektyvą. Teisingai, aš irgi. Matai ten mano tą perspektyvą šalia tavo namo. Tai va ten irgi su perspektyva. Tai va kas nematėt video, yra įkeltas video apie Degėsį Kėdainiuose, tai ten galėsit pasižiūrėti. Aš girdėjau tokius gandus, kad yra tarpe tavo padrauškių žmonių, kurie sako, tu su šituo susidėjai ir dirbi. Tai kaip čia yra? Yra tokių. Yra. Ir kaip mane dabar vargšą tokį žemę nešioja. Ką aš žinau, kaip tave nešioja. Man tai tu nieko blogo nepadarėjai. Man aplamai ir bendraut buvo paprasta, ir visus reikalus tvarkyti buvo paprasta, ir visas problemas spręsti buvo paprasta. Nežinau. O problemų buvo? Buvo ir daug buvo. Ja, visur buvo, galvoju. Ir pas tėvus, man rodos, jūsgi tėvų butą patys pardavinėjote, ne, man rodos, kažkurį laiką? Su tėvais ten buvo taip, jie pardavinėjo, aš ten nieko nežinau, daug negaliu papasakoti. Tik žinau, kad po to prasidėjo, kad kadangi daug šneki, gudrasi ir gali pardavinėti. Tai va, tai žodžiu, mes ten irgi kažkaip tai greitai parsidavė, man rodos. Nes aš žinau, kad aš stengiuosi neprisiminti savo visų objektų, bet kartais tenka. Ypatingai pa žmonės, kurie jau grįžta ne pirmą kartą. Tai va, nes mesgi tada pardavėm, tada Ilgyžiai, tada tas. Ilgiausiai turbūt pardavinėjom įtariu Plinkaigalį. Jo. Bet, tas ilgiausia, tai turbūt kiek mes trukom? Porą mėnesių? Turbūt ta prasme, iki pilno atsiskaitimo. Iki pilno? Nes, ta prasme, jeigu mum tas ponas sekundė nebūtų, mum kiekis turbūt kokius 3 mėnesius, 4 sudegino to laiko, kol jam ten reikėjo susirinkti pinigus ir visą kitą ir galutinai dingo. O paskui sekantis, kur atsirado. Jo, nes jis nuo vasario kažkaip atsirado. Jo, nuo vasario atsirado ir, prasidėjo su rankpinigiais. Visi tie reikalai. Ja, o paskui tie, kur naujai atsirado, tai kad mes labai operatyviai, man rodos, ten staigiai padariau aš jiem ten paskolą ir viskas. Tai va, žodžiu, nusiskundimų neturėjo, ne? O ne, aš tai džiaugiuosi ir esu labai patenkinta. Ir visiems rekomenduoju. Kas klausė, visiems sakau. Supratau. O šiaip, va, ta prasme, gerai, daug kas žmonės sako, ten chuja, kam tas ten brokeris reikalingas, galim pasidaryti patys, tu gali irgi pati pasidaryti. Tai kam čia man skambinai? Patik. Ne, tiesiog iš tikrųjų daug rūpesčių atkrito. Nes automatiškai, nei man lakstyti reikėjo, nei man rūpintis kažko, nei man prižiūrėti, tik tai telefonu atsiliepinėti ir derinti. Aš galvoju, tada Plinkaigalį, kai pardavinėjom, tugi pašte dirbai. Tu ten irgi negalėjai. Buvo keletas kartų, kad buvai šalia ir ta prasme ir ten įleidai. Šiaip dažniausiai važiuodavau aš ir aš galvoju, netgi buvo toks trumpas video su tavimi įdėtas, kaip prie pašto mašinoj, kad atvažiavau, man rodos, parašą tavo paimti ant avanso. Tik tai dabar neatsimenu ant kurio, ar dėl to pono sekundės. Dėl to pono sekundės. O ant kito, man rodos, avanso net nesirašė, mes tiesiai tvarkėmės jau be tavo parašų. Tai va, supratau. Tai, žodžiu, sutaupiau aš to biškį laiko į nervą. Ne biškį, aš tai manau daug, nes ten su to ponu tai būtų reikalų man buvę daugiau. Žiūrėk, dabar dar klausimas dėl šito buto pirkimo. Aš tau padėjau nupirkti, ne, tą butą? Taip.
padėjau biškį sutaupyti. Nu, ne čiučiut, taip gerai gavosi. Nu, jeigu taip atvirai. Nu, tai va. Daug gavosi sutaupyti. Tai va, čia tiem, kurie netiki brokerio gale dėrybose. O beje šitą būtągi pardavinėjo kitas brokeris. Taip. Tai, žodžiu, ten buvo nudėrėta, čia buvo sudėrėta ir, žodžiu, buvo nupirkta. Tai dabar jau galima sakyti, kad įsikūrė tą, ne? Nu, kaip ir jo. Yra klientų kategorija, kurie pastovi verkšlena. Žliumbė, tas negerai, anas negerai. Va, šita moteris niekada nežliumbė. Beveik, arba bent jau aš nežinau. Bet yra toks dalykas, kad didžioji, dabar galvoju, Ilgižių susiremontavai praktiškai pati su vaikais. Nu, kaip ir jo, nes, nu, antros pusės. Nei, beveik. Yra, užsienį. Nu, taip, bet beveik. Antrą namą irgi praktiškai pati. Taip. Ir dabar šitą butą, kur išmokai plyteles klijuoti? YouTube'ai. Tai va, Laima, jeigu žiūri šitą video, tu man skundėsi, kad nėra kas plyteles suklijuoja. Tai va, žiūrėk, mokinkis iš Linos, žiūrėk YouTube'e, aš irgi elektrą ir santechniką išmokau daryti iš YouTube'as. Mažiau reikia skūstis, daugiau reikia daryti ir visko džiaugtis. Valio, ar ne? Nu. Ja, iš tikrųjų, nežinau, nori dar ką nors papasakot, gerą, nenori. Žodžiu, išjungiam video, viskas, eik lauk ir važiuok. Ir jeigu rimtai, tai vat, jeigu kažkam tai reikia pagalbos, reiks parduot, reiks nupirkt, tai kontaktus, kai visą laiką rasit, aprašyme po video arba dar kažkur tai. O dabar atsisveikinam su Lina, visi. Tikiuosi artimiausius kokius bent 3 metus nereiks šito pardavinėti. O beje, ką mes šnekėjom čia kažkada, kad yra žmonės, kurie regresuoja, tai eina iš didesnį į mažesnį, o Lina eina aukščiau, bet dabar galvoju, ar iš didesnio, ne, kvadratūros turbūt beveik išliko vienodas, ne? Beveik. Jo, nu ta prasme, nes tiek Ilgižiuose namas ten labai panaši kvadratūra buvo, tiek Pajasly. Pašušly. Tiek Plinkaigali, tiek čia Kėdainiuose, kad kvadratūros išliko, bet šiaip jeigu lygint, vat gyvenai 2 kaimuose. Vienam kaime, kur realiai buvo aplinkui vien žvyrkeliai, ane? Ilgižiai. Tretieji, antrieji ar kelinti. Jo, tretieji Ilgižiai, kur aplinkui buvo vien žvyrkelynai. Antras buvo tas kaimukas, kur buvo asfaltuotas privažiavimas ir dabar mieste. Vat aš visą laiką žmonėm akcentuoju, kad pagrindinis dalykas nekilnojamam turte yra vieta. Kaip tau atrodo? Taip. Tu dabar negrįžai, atėjai, pavadinkim taip, į miestą ir vis tiek, nu, vaikam kiek čia, nuo čia iki mokyklos gaunas? Tai nedaug čia, paukštelis kiek čia gaunas. Nu, grubiai, 20 minučių. Grubiai jau. Iš lėto eina. Nu, jo, koja už kojos 20 minučių, realiai iki centro 10 minučių, visa kita irgi aplink. Tai vat vieta. Gradokas. Nu ir ką. Ramu? Va, dar prisiminiau vieną dalyką. Šitas butas yra 4 aukšte, o yra butas 5 aukšte, kurį aš irgi pardaviau. Ir man Lina skundėsi, sakė, kaimynai, nesispardyk, kaimynai. Tai va, iš tikrųjų, va, jeigu dabar tau reiktų, tarkim, persikelt vienu aukštu aukščiau arba žemiau, kur keltumės? Nežinau. Gal aukščiau? Kad nieks ant galvos netryptų. Nu taip. Bet, nu jo, iš tikrųjų. Tai va. 4 aukštas be lifto, sunku ar lengva? Man ne. Nu jo, visi prie visko pripranta. Iš tikrųjų, va tas namas, kur Lina nupirko, jisai, jeigu aš gerai atsimenu, turbūt vienas iš naujausių yra. Nu gal dar keli namai yra naujesni negu šitas, bet vienas
vienas iš naujausių, nežiūrint į tai, kad jam ten jau 30 daugiau turbūt metų, Jėzus. Nežinau, neklausiu. 30 daugiau metų, bet kaip šiaip aplinka, pati publika, kaimynai, Ką žinau. nebendrauja. Nu, ta prasme, kai nebendrauja, labą dieną. Mes konfliktų neturim, patys nedarom į... Balių festivalių nėra. Ne, Ta prasme, ne. ne. Supratau. Nes iš tikrųjų čia yra tas vadinamasis garadokas Kėdainiuose, kur daug kas nemėgsta jo atseit dėl kažko tai. Dėl ko neaišku, kur nėra priežasčių. Šiaip tau pati dabar galvoju, kas čia artimiausias triukšmo šaltinis, turbūt yra geležinkelis, kurio, manau, čia pro uždarytus langus. Nifiga, čia negalėsi vasarą jisai girdisi, bet jisai prie jo, kaip pripratau, man jis net netrukdo. Supratau, aš kažkada gyvenau prie pat geležinkelio, tai, trukdė šiek tiek. Tai prie pat. Bet čia tai... Supratau. Pliusas už tai visada koncertus girdi. Net į koncertai taip neveikia. Ai, iš arenos nesigirdi. Girdisi čia, kai ledų šventė buvo, po to parke visi. Ai, supratau. Tai žodžiu patenkintas esi, ta prasme pasirinkimu. Jo, labai. O kur toliau? Sėdžiu vietoj ir negalvoju nieką. Supratau. Gerai. Ne, iš tikrųjų džiaugiuosi, kad čia viskas yra gerai, kad viskas vyksta ir kad gyvenimas verda. Kaimynai remontą daro. Čia aš laiptiniai, kai lipau, čia profilius nešė. Gipsinius. Ten musat. Pas Vilių? Arba ten, arba į vieną pusę kažkur. Nes vežė ir vakarais dažnai čia remontuoja. Tai Vilius paklausė mano patarimo, kad paruošti butą pardavimai. Remontą. Tai va, greit bus butas pardavime. Jeigu domina, skambinkit man. Gerai, viskas, ačiū Lina. Susitiksim dar, manau, ne vieną kartą. Jaunas ir žiliu. Taip. Tai sakau, kad kai šauna turna mintis. Ai, tu savo. Tai va.